Sveiki, bičiuliai, draugai, giminės, artimieji, žiūrovai ir močiutės, kurios sako, kad mano veidas per daug matomas ir rodė kalnus. Sveikinuosi ir su jumis. Prasidėjo mūsų nauja kelionė, atvažiavome į Kroatiją. Į kempingą vaikam atiduosim duoklę už mokslo metus. Mažiau keliausim, o būsim ir ilsėsimės kempinge. Lai prasideda mūsų atostogos. Čia keliauti galima dviračiais, paspirtukais. Pėstute būtų per daug reikalų, nes visas kempingas kaip didelis miestelis. Ne bet kuris Lietuvos kaimas prilygsta savo dydžiu šitam kempingui. Mergatės įsikūrinėja, pakeitėm vietą, kad būtų vaizdas. Atėjom į vakarinį pasimaudymą. Dukrytė sako, eina maudytis. Pasimaudančių yra dar. Ką mes čia turim 9 valandą vakaro. Tai toks gražus vakaras. Įlanka tokia iš tikrųjų. Kempingas. Nežinau, pirmą kartą susiduriu, kad toks didelis kempingas. Čia yra šimtais ar net nežinau, virš tūkstančiais, gal čia tų vietų, namelių, kiek čia. Nu, vat, reikėtų patvirtinti tą faktą, ar tikrai tie 2500 tų vietų čia yra ir belenkoks didelis, čia jisai yra, lenkia bet kurį lietuvišką kaimą savo dydžiu, nes teritorijoje yra nameliai, kurie turi dar savo atskirą teritoriją, savo atskirus baseinus. Ta miške gal tos vietos ir geros, kai norisi labai ramybės, bet man norisi žmonių, aš noriu pastebėti žmones, matyti jo, norisi vandens, o ten toks labai ribotas toks buvo. Skirtumas labai mažas. Čia yra už naktį vieną prie vandens 120 eurų. Nemažai, kaip viešbučio kambarys, bet tu turi vaizdą, tu turi gražius saulėlydžius. Ir kaip sakoma, verta tų pinigų, kuriuos tu sumokė, nes viešbučio mokėtum šiais laikais dar kas brangiau. Tad gero vakaro, einam maudytis. Pietų metas, žuvytė bus. Bus gardžiai. Žuvytė. Vaizdas. Kokio restorano reikia geresnio? Dar baigėsi viena poilsio diena. Smagiai praleista. Čili pipiri. Vyksta dabar gamyba vakarienės. Man ir Doviliai. Paštintos daržovikės. Dvaro kefyriukas,
kastinys, šaltiena. Žodžiu. Čia, kaip sakant, reikia ir paįvairinti vietinę virtuvę ir su lietuvišku maistu. Taip kad skanaus mums. Kaip gražu, ne? Jo, labai. Gražus vakaras. Netyčia įlėkėm su vaikais į nudistų kempingą. O tai tau. Žiūrim, kad vaikų nėra. O tik tais dėdės su didelėm šlangom vaikšto. Dukra tik tais galva į tą pusę, į kitą pusę. Jau čia žiūrim, kad jau į moteriškų nuogų. Sakom, reikia. Bet nieks mūsų prie apsaugos nesustabdė. Nieks mūsų prie apsaugos nesustabdė, mes įvažiavom. Dabar važiuojam čia va, po raudoną liniją. Jis gult, atrodo žaibau, bet nieko panašaus. O dabar. Eina lietus stiprus. Einam ilsėtis, žiūrėsim, kas rytoj bus. Labas rytas, o jau tiksliau diena. Pirmadienis, darbo diena. Kompiuteriai paruošti. Dovilė pietų pertrauką. Jinai pareina iš maudynių. Iš tikrųjų šiandien turėjom daug stresiuko naktį. Čia buvo perkūnijos žaibų. Einam į dieną. Ar gali būti geriau iš ofiso pavalgysiu pietus ir nusileisti į jūrą. Panašu, kad gali būti lietaus. Kaip ten bebūtų,
puikus laikas tą vasarą ir kelionės. Atėjom į kempingo bariuką prie baseinų, tai kainos. Kažkoks pisulika aperolis už 8, vaikiškas kokteilis. Pina colada. Pina colada. Alus pigiausias 7, o čia 12 PM. delno dydžio bulvytės beveik už 13 eurų. Eiva, tai žodžiu, pirkite atsakingai. Geriausia viskas vyksta prie namelio. Pareina mano ledai. Oi, kaip bėga prieš. Kas per skonis? Ledų. Kaip čia toj rubrikėlėj buvo klausimai, kaip jūs su ledais laižote, čiulpiate ar kandate? Tai aš laižau, o jūs? Geras kilometras nuo jūros link pagrindinio kelio. Vat, matosi kokios vilytės statytos. Gražu. Vynuogynai. Su uogom jau. Geras viešbučių tinklas pasirodo Valamar. Jam ir priklauso, va, tokie irgi tokie viešbutukai. Mūsų kempingas irgi priklauso tam pačiam. Gultai vat pušinėlėje. Čia labai viskas gražiai sutvarkyta. Nauja apsodinta. Trešnis kokio juodumo. Buvo žiauriai skanus. Prisipirkom naminių reikalų tokių, sūrio, arbūzo, vyno truputėlį padegustuoti, rožinis baltas, šparagų
Nu, bananai turbūt jau ne vietiniai. Ką mes dar? Agurkai jo, tokie bajavičia. Tai va, tai žodžiu skanaus mums. Smagiai prasilėkėm su dviratukais. Užkandom vaisiukų. Padegustavom vynelio. Nu ir ką, eisim ilsėtis, vaikai dar išlėkė iki aikštelės. Rytoj truputėlį padarysim apžvalgėlę kempingo. Rytoj kaip ir paskutinė pilna kempinge diena. Ketvirtadienį išvažiuojam, tik dar nežinom, kuria kryptim. Reikia paieškoti mum kokio irgi kempingo. Tai va, galvojam, kad gal tokio didelio nesirinksim, kad viskas būtų kompaktiškiau. Bet aišku, reikia vis tiek, kad būtų baseinas. Arba gal ir nebūtinai. Bus matyt. Čia man per didelis jisai. Man per didelis. Kažkaip labai daug, per daug čia. Visko. Tai va, tai tiek. Žodžiu. Susivarom taip dviratukus kiekvieną vakarą. Nes maža kas. Stovėjom. Depozitas. Kaip sako, iš mažų dalykų viskas susideda. Netaupysi, nekeliausi. Labas rytas, brangieji. Iš Manto virtuvėlės sveikinamės. Visiems pagal pageidavimus. Kam košytė? Man. Kitiems bus kepti kiaušinukai. Tai va, viskas. O virtuvėlė, koks vaizdas. Paskutinė šiandien diena, pasidžiaukime. Pasidžiaukime, nes gal paskui sekančias dienas miške būsime. Čia niekas nežino. Alkaniausiai jau laukia. Ką turim? Daug. Čia palapinių zona. Vien palapinės. Ir nepasakysi, kad čia žmonės atvažiuoja kažkokie kukliau gyvenantys. Čia vat mersas prabangus yra uždengtas. Vaikščiojau, žiūrėjau aplink. Tai va šituose yra kondicionieriai, o šituose tai panašu, kad jie gyvena pagal oro temperatūrą lauke. Ir tai vis dar kempingo teritorija. Kempinge veikia kelios, netgi registratūros. Važiuoja traukinukas, veža. Norite ramaus poilsio? Renkatės toliau nuo kempingo centro esančias zonas. Ramybė. Vietos su griliukais. Visiškas chill. Visiška ramybė.
Tai jokių vaikų klegesio, kam tas maišo. Va, puikiai. Čia gali savo leisti laiką. Dabar vat išsiaiškinau, kad vat šitas galas, ar ne, kur vat ir pravažiavau, dabar grįžtu atgal. Tai Happy Dog zona. Čia yra labiau žmonės atvažiuoja su šuniukais, su jais galima čia maudytis ir netgi dušai jiems yra padaryti, bėgimo takelis netgi yra, nu, toks prigalvota, žodžiu. Susimokėk ir tavo šuo bus ir prasibėgęs, ir pasivaikščiojęs, ir išsimaudęs, ir visa kita. Čia turim, privažiavau Game Lounge. Vaikų zona, kur gali su PlayStationu, futboliuką kas, PlayStationas, kas dar daugiau nieko kaip ir. Pramogauja jaunimėlis. How much? That's free. Free? Yeah. Free? Super. Judam toliau, žiūrim, kas toliau bus, va. Futbolo gali ant stalo pažaisti. Važiuoju dabar link kalnelių. Čia vat mes pirmų kartų, vat, kur šitas namelis su balta mašina, mes čia buvom apsistoję vieną naktį ir aš pasakiau, kad man tam miške čia nelabai patinka. Todėl išvažiavom prie vandens, nes plateliai ir miškas gali būti ir namuose, o čia reikia vaizdo labiau didesnio. Kad matyti, gražus vaizdas turi būti, o ne ant durniaus. Miškas. Čia yra kalnelių zona. Jinai dirba iki 7. Dabar jau užsidarė. Gal dar ir dirba, tuo įeisiu parodyti. We are closed, right? Yeah. Taip. Labai tuščia, dabar viskas tvarkingai atrodys. Vienas baseinas. Čia iš visur bėga vandenėlis. Ten nusileidimas, baseiniukas. Bariukas. Nusileidimo kalneliai. Bariukas, kuris užsidarinėja. Ten baseinas. Čia vaikų zona. Ten baseinas, ten baseinas. Žodžiu, daug kur gali leisti laiką. Tik vienas minusas čia, kad šitie gultai prie baseino, jie yra mokami. 8 eurai, 2 gultai dienai. Tai, nu, kroatai. Visur išvelgia komerciją. Jeigu moka pinigus, kodėl tų pinigų nepaimti. Čia masažistai dirba. Čia bariukas. Važiuojam į pagrindinę kempingo zoną. Vakaras, žmonių jau ženkliai mažiau. Čia vat lietuviai atvažiavę.
paminėtas lietuvis. Foto. Sveiki. Pagamintas maistas, troškinukas iš šiandienos pirktų daržovių. Puiku, smagu, nereikia jokio baro. Iš tikrųjų, pasigaminti lauke, kad nėra šilto lauke. Šioje kelionėje iš tikrųjų tik atradom lauke gaminimą. Kažkoks šašlo iškepimas, tai čia yra mizeris, o dabar viskas vyksta tik lauke. Liuks, puikiai. Su tokiu vaizdu. Puikiu. Palydime vakarą su skaniu maistu. Koks priešais mumis agregatas Mercedesas. Concordas. Visokiausių čia yra. Nuo palapinės iki pačių prabangiausių kemperių. Išvažiavom iš teritorijos, pavažiavom šiek tiek ir pamatėm ženklą, kad ten link važiuojant atgal link mūsų kempingo yra aikštelė, bet joje kemperiauti negalima. Beje, toks pastebėjimas, užvažiavom už teritorijos, iškart pradėjo čirkšti cikados. O čia jokių cikadų nėra, jokių cikadų. Čia net uodai nekanda. Nusistebėjau šiandieną, kad kažkoks tai netyčiukas aplink kemperį sukiojosi, bet tai irgi gal ten netikras kažkoks tai va. Tai, nes čia žmonės šviesa susidegė. Palapinėse sėdė atvirai, taip, tuose tokie glamping. Tai jeigu būtų mašalų, uodų labai daug, tai ten būtų pilna tuose palapinėse, kurie atvirai atsitraukia sėdi. Bet matomai viskas būna nupurkšta mūsų kolegų kroatų. Visi kita, koks kaifas dabar važiuoti vakare, vėjukas tau pučia. Ne karšta, tai čia toks riedi. Nėra geriau už elektrinį dviratį. Kartą į sausį yra mūsų Vespikė, kurią jau bandžiau net į bagažinę kemperio įkišti ir įkišau. Bet tada dviračiai netilpo. Žodžiu, dabar dar reikia ieškoti sprendinių, kaip išspręsti šitą reikalą. Turėti ir dviračius, ir Vespą. Pagalvoju, kiek čia tų akmenų buvo, kiek reikėjo sudėti. Ir tų sienų, ir tų grindų, to grindinio, kiek reikalų. Varom dabar pažiūrėti į vakaro programą, kas ten koncertuoja. Nors šiandien iš tikrųjų toks negarsus koncertas visiškai. Sargiai, Vardiūras. Negarsus šiandien koncertas lyginant su kas buvo užvakar. Kol kas muzikiniai vakarai vyksta kas antrą dieną. Judesys. Nesulaukiam muzikinio pasirodymo pertraukėlė. Varom į kemperį.
kas vyksta vakare, kaip jums minėjau. Visur pilna publikos. Paskutinis dienos ritualas įvykdytas. Nusiprausta, parodysiu jums irgi, kaip prausyklos įrengtos. Tai čia yra skalbiniam skalbtis rankom. Čia jie yra indų susiplovimo vieta. Čia yra skalbimas ir džiovinimas, 6 ir 9 eurai. Džiovinimas, 9 eurai skalbimas. Kol mamos ar tėvai tvarkosi skalbimo reikalus, vaikučiai gali pažaisti. Čia kaip įrengta. Su džiovintuvais. Viskas labai gražiai, tvarkingai. Čia yra netgi padaryta čia neįgaliųjų. Čia yra šeimyniniai, kuriuose visa šeima gali atėjus iš karto ir praustis ir pasėdėti ant puodo, išsiplauti dantis ir visi nusiprausę grįžti į kemperį miegoti. Tai iš tikrųjų šitos zonos yra įrengtos tikrai patogiai, pakankamai arti kemperio, kur jisai bestovėtų, ar jis stovėtų ant kalno, ar jisai stovėtų pakalnėje. Tai viskas yra labai arti. Čia jeigu viena, tai va, tuoj būtų 50 metrų kita, ten toliau dar būtų kita ir visi va susirenka. Aišku, dabar tas laikas yra vidurnaktis. Tai vienas kitas žmogeliukas, bet 8-9 ten sakė vaikai, kad sunku praeiti vienam pro kitą. Tai tiek, labanaktis, rytoj keliamės, pusryčiaujam ir važiuojam ieškoti nuotykių toliau.